Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ketvirtadienį Alytaus miesto vadovai atvyko prie statomo pėsčiųjų ir dviratininkų tilto. Mat jau galvojama apie atidarymo šventę. Kartu su mero pavaduotojais apžiūrėti vietos, kurioje bus perkirpta atidarymo juostelė, atvyko ir Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro atstovai. Derintos šventės detalės. Mat atidarant Baltosios rožės tiltą numatoma ir teatralizuota programa. Mes labai norim, kad miestelėnai pamatytų iš tikrųjų ilgai lauktas tiltas ir kad tai būtų šventė. Apsižiūrėti reikia teritoriją, kur galbūt galėsime rengti renginį. Tiesiog scenarijaus, kad būtų aiškiau, koks tai scenarijus turėtų būti. Mes važiavom pasižiūrėti, kokią viziją, kokią teritoriją galėtų būti, kurioje galėtume daryti. Na ir ką pamatėte? Ir ką pamatėme? Tiesiog mūsų tikslas buvo pasižiūrėti, kur tokie techniniai dalykai. Kur elektra bus, kuri teritorija laisva bus, kur galėtum patalpinti, tarkim, vieną ar kitą kolektyvą. Tiesiog ruošėmės atidarymui ir mums reikėjo pasižiūrėti, kur mes tą galėsime daryti. Dar nežinoma tiksli tilto atidarymo data. Jeigu neiškils sunkumų, Baltosios rožės tiltas bus atidarytas rugsėjo pabaigoje arba spalio mėnesį. Atidarant tūkstantmečio tiltą susirinko nemažai miestelėnų. Nebijojama, jog pėsčiųjų ir dviratininkų tilto atidarymo metu žmonių bus ne ką mažiau. Tad dar bus svarstoma, ar atidarymo metu visi vienu metu galės užlipti ant naujojo tilto. Dar apie tai negalvojom, bet čia ateities dalykai. Čia galbūt dar gal ir su statytojais reikėtų kalbėti. Tiltą statantys specialistai sako, nors tiltas skirtas dviratininkams ir pėstiesiems, tačiau esant poreikiui, juo galės pravažiuoti medikai ir ugniagesiai. Statant šį tiltą statybininkai susiduria su sunkumais, mat nenumatyta ant jo užvažiuoti sunkiai technikai, dėl to tenka naudoti kitas darbo priemonės. Pastačius šį tiltą, tai bus ketvirtas tiltas per Nemuną Alytuje ir aukščiausias šalyje, jį statant panaudotos istorinio geležinkelio tilto liekanos. Tilto statybos atsieis beveik 9 milijonus eurų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.